Nu kiek galima? Atvažiuoji į gamtą, į glampingą ir triukšmas nuolatinis. Einu ieškoti šeimininko. Giedriau! 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 Pas tave technika dirba! Ką sakai? Pas tave technika garsiai dirba! Negirdžiu aš nieką, tu supranti, kad technika dirba, va! Ir ten dirba technika! Sveiki, žiūrovai! Ne kaip pradėjom šiandien dieną, bet gal bus geriau. Atsiprašom, jeigu truputį daugiau bus technikos triukšmo. Šiandien pas tave matau darbadienis. Technika dirba! Pas Giedrių į glampingą sugrįžtam jau antrą kartą. Jeigu norėsit pažiūrėti pirmą video, tai jį galite rasti nuorodą iš čia. Tai Giedriau, matau, kad pats darbymetis, klausyk, technika garsiai dirba pilnu tempu. Šiandien iš tikrųjų papolėti tą dieną. Dernom pagal orą, bet gavos, kad ir technika suvažiavo. Tai technika gal irgi pagal orą atvažiuoja, ne? Čia pagal darbus, pagal tai, kada jos prisišauksi, žinai. Bet tai tu matai, šeštadienis ir žmonės taip sunkiai dirba. Nu, reikia aukoti kartais savaitgalius, bet visi dirba dėl gero tikslo. Man atrodo, kad tu tiem gerai moki turbūt, tavo investuotojai turbūt gerai. Investuotojai nesidžiaugia, bet visi džiaugiasi. Nu tai ką, Giedriau, einam gal aprodysi savo valdas, matau, kad lyg ir padaugėjo turto. Kaip buvo jo praeitą kartą. Kas naujo? Šiaip turėjom pas tave sugrįžti rudenį, bet panašu, kad ruduo užsitęsė iki pavasario. Taip, žiemos kadangi nebuvo, tai dabar skaitom, kad užsitęsęs ruduo pusę metų. Labai atsargiai, operatoriau, kad išgyventum. Tai naujo turim, kad iš esmės, kai buvot, nebuvo baseino. Bulvurį irgi nebuvo kur sėt, dabar jau galima. Atsargiai, Modestai. Prarasim operatorių. Taip, tai turim baseiną, turim pirtį, turim sandėliuką, turim aplinkos tvarkymo darbus, terasas turim, ofūrus turim. Nu, iš tikrųjų labai daug pasikeitę. Oh my god. Finišo tiesioji, bet vis dar tas... Vis dar finišo tiesioji, mes vis dar finišo tiesioji. Startas vis dar šiek tiek nukelinėjamas. Aha, nes aš jau Instagramą sekt pradėjau, taip. Laukiu jau čia kokio nors ten giveaway, dar kažko jau, kad pakursim, jau kad kada ten tų įžymybių influencerių storiukai, žinai, už barteriuką pradės eiti trasą. Kaip nėra, taip nėra. Iš esmės jau net į Instagramą jau kiek 2-3 mėnesius turim pakūrę, po truputį jau kontentą keliam. Tai nuorodą įdėsim pavadinimą čia, o nuorodą dar ir aprašymai kelsim. Tai jau gaunam užklausų iš klientų, tiek iš lietuvių, tiek iš užsieniečių, kada atsidaro kiek paros kaina, kada galim atvažiuoti. O, tu matai, norim šiam savaitgaliui. Lėkit, va, truputį triukšminga, bet tai... Nieko, kažkaip išskaičiuosim tą triukšmą. Minus 50, žodžiu, nuolaidėlė. Tai ką pirmą žiūrim, baseinas, pirtelė, kas bus vinis tavo manimu? Aš manau, kad vienas bus baseinas. Liaudės išmintis byloja, kad vieno šūvių nušauti 2 zuikius yra labai geras variantas, bet aš jums turiu superinį 5 zuikių pasiūlymą. Balandžio 12 dieną mes organizuojame NT turą, kurio metu pravažiuosime pro keletą didelių mūsų vystomų objektų. Tad kokie tie 5 zuikiai, ar ne? Tai turo metu jūs susipažinsite su kolegomis bendraminčiais NT investuotojais ir abiem Giedriais. Taip pat aplankysite keletą didelių mūsų nekilnojamo turto objektų, kurių vertė yra nuo 300 iki 3 milijonų. Taip pat jums papasakosime, kaip galite investuoti kartu su mumis ir galų gale pasidalinsime savo patirtimi, džiaugsmais, vargais, sprendimo būdais, kaip įveikti įvairias problemas, su kuriamis susidurėme bevystant objektus ir galų gale NT turą vainikuosime Nemunas glampingė, kur pasikursime pirtelę ir jaukiai neformaliai aplinkoje aptarsime visus tos dienos įspūdžius. Tad registruokis iš renginį skerys.nt.com, o jeigu taip jau nutiko, kad pavėlavai ir šį video žiūri vėliau, nieko tokio, vis tiek užsiregistruok, tokių turų planuojame padaryti bent keletą. O dabar atgal pas Giedrių į glampingą. Daug kas turi pirtį, kubilą arba ir tą, o sakykime, nedaug kas turi baseiną.
Tai... Nu, matau, kad dabar nelabai kaip baseinas, toks labiau į kūdrą panašus, ne? Kol kas taip. Natūralus. Čia, Natūralus. žodžiu, Eko baseinas, jeigu kam reikia. Be valymo, be jokios chemijos, žodžiu. Labai natūralus. Jo, tai neužilgo kitą savaitę iš tikrųjų atvažiuoja montuoti valymo įrengimus, išsivalom baseiną, pasileidinėjom jau, viską išsibandom. Klausyk, tai baseinas yra uždengiamas, taip. Bet jį, nu, nežinau, čia gali patekti, tarkim, žiemą. Baseinas šildomas? Baseinas bus šildomas. Baseinas šildomas, tai žiemą. Žiemą bus eketė. Žiemą nešildysim, tai... Per brangus malonumas, ne? Jo, iš tikrųjų, per brangus. Šildysit, bet prisidės 500 už baseiną pašildymą. Jo, iš tikrųjų, kaina nemaža gaunasi, kiek domėjausi, jeigu žiemą šildyti, tai šiltuoju sezono metu, tai sakykime, nuo kažkur kovo balandžio jau bus šildomas ir iki spalio lapkričio priklausomai nuo orų. Tai klausyk, kiek tas malonumas, baseino, visas malonumas kainavo? Su terasa, su valymo įrengimais, kadangi darom automatinius valymo įrengimus, kad nereikėtų... Nes mes atsimenu, kad Smart Home, aš dar atsimenu. Kol kas. Darom išmanius namus, automatizuotą verslą, kad gavus rezervaciją, arba pašildomas namelis, arba įsijungia vėsinimas, tu atvažiuoji su savo kodu, susivedi, užsidega šviesos, atsidaro duris, įjungia muziką. Smart Home ir Smart Complex. Aha. Tai darom valymo įrengimus automatinius, kad nereiktų to žmogaus įsikišimo, ar ne, kad jis pats matuotų, pats persiplautų, visą darytų. Tai bendrai paėmus 35 000. Čia sakyčiau, ne kosmosas 35 000. Nes, nu, baseinas, šildymas, visa automatika, dar kad uždengimas, plasmasė. Čia 35 000, aš sakyčiau, čia ne kosmosas. Kodėl kiti glampingai neturi? Kiti glampingai, kodėl neturit? Todėl, kad už tą sumą vos ne namelis išeina, kuris generuojam. Baigtų, praeitą kartą sakė 100 000. Žiūrovai puikiai pakomentavo, kad tiek namelis nekainuoja. Negali būti. Kaip ir sakiau, tai tokie komentarai ir buvo. Nu, kartais gali jau nuspėti žiūrovą, ne? Tai klausyk, 35 000 ir turi tokį kaip ir konkurencinį pranašumą prieš kolegas, ne? Na taip. Jonai, čia formuoja ar nukasinėjai? Kaip? Formuoja ar nukasinėjai? Kaip? Viršutinį nukasinėjau. Gali jaučiu čia ir nekasinėti jo. Čia neaugo erškėtrožiai, žinau. Tai gerai. Čia galim ir palikti, čia tik tais piltis, ravi lygintis. erškėtrožės. Tenai visas ravi brudas šieną? buvo, o čia... O kas pilam ravi juodžemę ant erškėtrožės? viršaus ir... O tai klausyk, tai kokie pliusai čia tavo transformerio? Tai pliusai yra 3 iš esmės, 3 sugalvosiu, 2 jau žinau. Tai vienas tai yra saugumas. Kad girti neįkris? Kad žmogus netyčia neįkristų, ar koks vaikas, ar ne, tai tą užtikrinam, ar ne, ir jau atidengus jau, sakykime, žmogus atsakomybė už tai, ką jis padarė, ar ne. Antras dalykas tai yra dėl šiukšlių. Tai gal pabandom užtempt? Čia vienas žmogus patempt? Galim kalbėdami mes tą padaryti, tai čia nesudėtinga iš tikrųjų. O, lengvai. Vienu piršteliu, opa! Nu, vieną ranką. Nuširmėjo tikrai. Širma tada atsidarė. Iš tikrųjų labai lengvai, patogiai. Tai kaip ir minėjau, saugumas. Antras dalykas dėl šiukšlių, dėl spyglių. Trečia, žinau, Instagramas. Trečia Instagramas, ketvirta dėl šildymo, kad išsaugotų šilumą. Nu jo, logiška, kad nereikėtų tiek. Tai net 4. Jį buvo 3 pliusai, paliko 4. Vienas nemokamai. Vienas pliusas nemokamai, apsilankant Nemunas Glamping. Jo. Tai varom į pirtį, ne? Varom į pirtį. Klausyk, o tai ką žiūrovom, galim duoklę atiduoti už tai, kad video stebės iki galo. Tai galim visi nori dovanų. Padovanot nakvynę galim. Rimtai? Už kiek čia bus? Už 100 eurų? Daugiau. 100 PM, nieko užskaitau. Kokios sąlygos? Kokios sąlygos? Nu, tai turbūt reikia, kad pafollovintų Instagramą ir Facebooką, ar ne? Nemunas Glamping, taip ir vadinasi. Nemunas Glamping. Ok, pafollowinu. Dar nefollowini? Facebooką nefollowinu, tik tais Instagramą. Tikrai nakvynės vienas negaus. Su žmona, gal žmona. Nu gal jeigu žmona palaikė. Ir viskas, tik tais tie 2. Ir tegul YouTube komentaruose parašo, kad nori čia atvykti. Nori, ne? Taip. Ir po to tikrinsim, ar yra Instagramas, taip. Ir ar yra Facebookas. Viskas. Yra noras. Yra noras. Blemas, skamba gerai. Užskaitau. Naujas triukas. Like and subscribe. Nauji batai. Prašom, sveteliai, užeikit. Nu, kur čia mūsų ta pirtelė? Kur pirtelė? Matau, Smart Harvija. Jo, esam prie pirtį. Turim elektrinio katilo valdymą su Wi-Fi.
turim Bluetooth muziką, turim radiją ir kiekvienas klientas galės pasijungti savo muziką arba indienai su dudelė gros. Nu, čia kas kokia. Arba pamedituoti. Relax FM, ne? Nu tai ką, einam į pagrindinį patiekalą, ne? Pagrindinis patiekalas yra mūsų pirtis. Oi. Ir dar vienas pardaviminis vaizdas. Nu, blemba, vaizdelis geras. Tai va. Užskaitau, žinok. Įsivaizduoju, kad man čia vanos nugarą, žodžiu. Vanos nugarą, tu matysi baseiną, tu matysi Nemuną ir tu matysi mūsų logotipą, mūsų simbolį. Danguje. Ten pušį. Šita pušis mūsų yra logotipas. Supratau. Matos, kad tu nefollowini mūsų, tai... Operatorius užstoja man pušį dėl to. Baigiu nupušti. Gerai, kad operatorius nepušį. Nepušius. Tai va, išsivanojam, šokam į baseiną, šokam į Nemuną, plaukiam į Kauno, plaukiam iki Jurbarko, kur nori ten varam. Į Nidą. Galim. Giedriau, varam į Nidą. Į Nidą, va. Į Nidos bangą. Žiūrovai, ar norite į Nidą? Sutrukdyt biškai. Prašau, į antrą aukštą. Į antrą. Nu. Ten geriau. Mes kastuvą čia turim? Turim. Nes reikia tą kabeliuką biškai Kabelį reikia. užkasti. Jo. Biškai kabelį reikia nukirsti, žodžiu, Yra vieną, kastuvas. kad elektros būtų mažiau. Kastuvą turim, tik pats biški neturiu laiko, bet atvešiu žmogiukų. Nu, blema, vaizdelį užskaitau, žinok, uoga. O pagalbinė patalpa, tai turbūt neįsim žiūrėti, o namelėse, sakėjai, padaugėjo. Tai Vonių? turim jau pilną apdailą, viską turim, dabar keliauja baldai. Tai einam gal užmės makį? Viską, tai einam Kuris, pasižiūrim. kuris tavo mėgiamiausias yra? Tai matai, kai pradėjom planuoti, buvo vienas, kai pasidarė dalinė apdaila antras, o dabar, sakykim, kiekvienas turės savo kažkokį tai cinkelį. Sakykim, vienas daugiau privatesnis, antras turės geriausią vaizdą, trečias daugiausiai saulės turės. Nu, vat, ir pagal klientą netgi tai galės rinktis. O jūs degintis norit? Taip. O jūs privačiai norit? Taip. Žinokit, tas užimtas. Kam daugiau erdvės, sakykime, aplink namelį reikia, tai vat, ir pagal tai gausis būtent namelių privalumai. O tai koks šio namelio privalumas? Jo, tai šitas yra, sakykime, privačiausias. Būčiau sakęs, kad saulės mažiausiai. Saulės mažiau yra šitas, sakykime, vėsesnis bus, jeigu kas nenori, kad degintis daug ir kad būtų karšta, ar ne? Jo. Tai šitas bus vėsesnis, privatesnis ir su didžiausia savo Terasa, teritorija. ne? Prašom, sveteliai. Ačiū. Nu va, bruseliai, žodžiu, kaip priklauso apdaila padaryta. Tai šitas dar išskirtinis, kad jis yra studijo tipo, tai yra bendra erdvė, ar ne? Aha, tai vientisa. nėra dviejų kambarių kaip kiti. Bet klausyk, pas tave vonė laukia. Dar vienas pardaviminis vaizdas. Ne viduj vonė, viduj dušas, o vonė laukia. Kaip tu mėgsti, ar laukia maudytis, ar viduj? Aš sakiau, gal man balkonį reikėtų padaryti. Tai darysim dar balkonėlį tokį, tai galėsi ir čia atvažiuoti. Eina pažiūrėti, ar ne? Aš Einam. arčiau Į terasą. į terasą. Tra-ta-ta-ta. Tai vonė orfūro ar ne orfūro? Ne orfūro, Ne ofūro. 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 Japoniškas žodis, ofūro. Ir ką reiškia žodis ofūro? Nežinau, neklausinėkit. O, šitai gili. Dviem žmonėm per akis. Su visais masažiniais privalumais. How much? Po kiek? Kaštuoja? Pati vonelė? Nu, geriau gal su nuoma? geriau gal su abu. Jūs turite du taip. Nes su tom kainom priešneki paskui, oi, visi. Po to reikia Oi, kiek čia viską. atsakyti, ar ne? Tai kiek vonelė? Tai, tuoj sekundė, Jonas. Sekundėlę. Taip, Jonai. Norėjau paklausti, Taip. ar nebus priklausyta? Šiaip klausimas, ar čia bus. Praėjimui, kaip ir reiktų tokią varinį turėti, ne? Kad jeigu tu norėsi, žinai, apibėgti greitai, staigiai kažką padaryti. Nu, tai nebus palystas. Tai tada keliamų klausimų. Tai kaip rekomendavo užsodinti kviečius, kad surištų tą. 1 hour later. Tai va, parodysiu, kaip viduje viskas atrodo. Ne, nu normaliai. Vienintelė rami vieta, kur galėjau, kai žmogus pabūti. Normaliai. Dar Normaliai. neįsinuomojęs, pinigų nesumokėjęs, depozito nepaėmęs. Tai va būtent dėl to, nes po to reikia šaibas mokėti. Tai klausyk, Giedriu, primink. Kiek orfūro, ofūro vonė kainuoja? Tiksliau, su terasa turbūt reikėtų skaičiuoti, ne? Tai va klausimas, prie ko priskirsim terasą. Jeigu pats pati ofūro vonė, jinai kainuoja virš 3000,
Su hidromasažai, su lemputėm, su valdymu, su smėlio filtru, ar ne, kad automatiškai valytųsi irgi prisižiūrėtų. Taip. Su elektriniu katilu, ar ne, tai jis yra 9 kW galingas, kad prišiltų ir palaikytų temperatūrą. Tai va. Neblogai. Nuoma apie 40 eurų. Papildomai, ne? Taip. On top. Nu tai manau kaina normali, man atrodo standartinė. Labai panašiai Glampingo. kaip ir visų kitų, kai kur brangiau, kai kur pigiau. Bet kas privalumas, nereikia to malkų, nereikia kuriant, nereikia perkaitinti vandens, jisai bus toks, koks reikia. Nu šiaip su vandens perkaitinimu tai būna niuansų. Dažnai. Ypač aš turiu gimtadienį vasarą, labai mėgstam dažnai pasimti kubilą. Taip. Ir tada būna šalta, Ir o po to tik tais kojas gali merkti, nes viskas verta. 40 laipsnių ir Pastovi. Ir jau gali vežti, jau niekam nebeįdomu. Nu tai ką, matėm vieną namelį, turbūt matėm visus, ar ne? Nes, Iš esmės taip. jo, tai, Parodysim žiūrovams. bet matau, kad sklype ten dar technika juda, kas ten gaminasi. Gaminasi, tai ir taip yra gaminama elektra, tai nueisim ir pažiūrėsim. Tai gal einam iš karto? Čia matau jau paruoštą tą kamonę. Taip. Ir gėlynam. Želdynam, gėlynam. Ir kitiem įnam. Turim tvoros bortą likusi, bet dar atsivešim, dar tvoros darysim. O už porą savaičių darysim tvorą aplink visą sklypą. Klausyk, tai dėl ko pas tave atvažiuojam kovą, jeigu jau rimtai kalbant, ne? O ne rugsėjį ar spalį ar dar kažkaip. Aš jau žinau, kad visi laikė tik į vieną pusę, žodžiu, vyksta su visais terminais. Nebūna, kad anksčiau pasidarytų, bet vis tiek, kokia pagrindinė priežastis buvo. Tai iš esmės, kai buvom pradžioj prie generatoriaus, tai mes elektrą turim, bet vis tiek su elektra yra problemų. Negali užtikrinti pilnai funkcionuojančio komplekso, ar ne, nes ir vandentekis tada užšaltų ir panašiai. Ir... Jeigu būtų tik generatorius. Jo, jeigu tik generatorius, tada ištisai turėtum kūrenti tą generatorių, o kaštai yra per dideli. Ir triukšmas. Ir triukšmas. Nes technika garsiai dirba. Nes technika garsiai dirba iš esmės. Tai va, tai dabar, kaip matau, eso vyrukai dirba. Netrukus jau turėsim elektrą. Pagal terminus kovo 29 berods turi būti. Tai truputį užtruko? Truputį užtruko. Iš esmės, paraišką elektrai užpildžiau balandžio 1. Kelintų metų pernai metais ir gausis, kad kovo gale turėtų įvesti elektrą, jeigu tai pavyks. Nu, tai žiūrėk, nepraėjo nei metai. Bus nepraėjo nei metai. Ir elektra sunkėsi laisvai. Taip, tai įsivertinkite, jeigu kažkas darysit kažkokį projektą, kad tai labai ilgai užtrunka tiek forumuose, tiek kažkur socialinėje erdvėje daug skaičių komentarų, kad taip vyksta. Tai reikia tą įsivertinti bet kokį objektą vystant ar net savo namą statant. Žinai, kas įdomus sutapimas? Kad pas tave, kai išgirdau geras naujienas, žodžiu, kad jau elektra bus, žinok, sutapo su dar viena įsimintina data, tiksliau skandalėliu. Taip. Kai išėjo vienas įmonės, žodžiu, generalinis direktorius ir pasakė, kad kaip čia Silicijos slėnio Lietuvoje nebus, nes kai kas nesusitarė, žodžiu, tarpusavį. Ir tą dieną šitą boba devintinės ir tau ir kitam investuotojui, žinok. Pradėjo judėti reikalai. Jo, pradėjo judėti reikalai. Toks įspūdis, kad, žinai, taip užtvanka, žinai, taip. Kažkam reikėjo pajudinti. Jo, sako, davai, visiems leidimus tik duodat, kad nebūtų jokių problemų ateityje. Tai kur mes stovim? Aikštelė. Aikšteliai. Stovėjimo aikštelė. Stovėjimo aikštelė. Sakyčiau, nemažai čia automobilių tikės, kad nemažai iš tikrųjų čia susistatys, tai darėm iškart didesnį aikštelę, nes dabar yra nameliai, o jeigu dar atsiras kupolai ar kažkokį tai renginį kažkas organizuos, tai turėsim tikrai. Vestuvės, krikštynas. Ar įmonės kažkoks vakarėlis, stovykla, kažkokia meditacijos, ar vaikų, ar dar kempingautojai atvažiuos. Tai va, turėsim šlagbaumą, turėsim privatumą, kad bet kas neatvažiuos ir nesistatys čia, netrukdys mūsų. Ir kas svarbiausia žiūrovom, mes atradom asfaltuotą kelią. Tai, kai važiuosite Nemunas glampingo, nejunkit Veizo, naudokitės Google Maps. Kas Veizas veda per aplinkui, kur Giedrius nori užklimti. Navigacija rodo lyg ir vieną. Mes lyg ir norėtumėm sukti kitą. Žiūrovai, viskas dėl jūsų. Oh my god. Oi, čia jau kaip jie išmalė, žinau. Ne, ten jis žino, Veizas žino, kad aš noriu daugiau peržiūrų. Ir jis veda ten, kur yra įdomus kontentas. Tai kaip vienas iš komentatorių rašė, kad galėjai užklimti dar būtų įdomiau. Va, po laiko ateina tos genialios idėjos.
Tai va. Giedriau, praeitą kartą, kai kalbėjom vasarą, sakėjai grįžti rugsėjį, tai dabar 20 metų kovą liepsi mum grįžti. Iš tikrųjų, aš noriu žiūrovom pasakyti, jeigu jums reikia, kad kažkoks objektas užtruktų ilgiau, nepasidarytų, jūs kvieskit Giedrių, nes kur jis nuvažiuoja, visada viskas nevyksta pagal terminą. Ypač mano paties objektas. Tai ką, Giedrius pabėgo, panašu, kad video pabaigti reikės man vienam pačiam. Tai jeigu norit nemokamas nakvynės Nemunas Glamping, būtinai pafollowinkite jų Instagramo puslapį, būtinai pafollowinkite jų Facebooko puslapį, nepamirškite parašyti komentarą noriu. Ir iki pasimatymų kituose video. Iki.